Kai atvyksti Los Andželą, supranti, kad čia stilius nieko bendro neturi su bandymu būti madingam. Čia stilius kyla iš to gyvenimo būdo, iš tai, kaip tu gyveni, kaip judi ir kaip jauties. Tai šiandien mes su Karolina kalbėsime apie tai, kad stilius nėra tik trendai, kad old money nėra drabužiai ir kodėl tai, ką matome socialinėje medijoje, dažnai yra gražu tik ekrane. Tai labas Karolina ir sveika atvykusi į podcastą. Labas Neringa, ačiū, kad pakvietei. Tai labai malonu, kad tu čia atvykai, kad svečiuojasi pas mane ir esi tiek pasiekusi, tai čia yra tikrai nemažai parašyta visko apie tave, esu pasirašus, kad nieko nepamiršiau. Tai šiandien svečiuose pas mus yra Karolina Budukevičiūtė, mados kostiumų ir asmeninė stilistė, 11 metų pradirbusi filmavimų aikštelėje, šiuo metu gyvenanti Los Andžele. Dirba su klientėmis, prekiniais ženklais, turi patirtį užkulisėse. Tai ar viską pasakiau? Man atrodo, kad ne viską, nes tiek visko yra iš tikrųjų tavo patirties bagaže. Nepaminėjau Los Andželę, ką veiki ir kaip tu čia atsiradai, bet tikrai dar papasakosi. Tai Karolina, pradėkim nuo tavo asmeninės patirties. Persikrausti iš Europos į Los Andželą, tai kokie pagrindiniai skirtumai stiliaus atžvilgių ir ką pastebėjai, papasakok, kaip pasikeitė tavo stilius ir kokie yra skirtumai tarp Europos ir Los Andželo mados. Čia toksai fun fact. Neringa, ar žinai, koks prekės ženklas yra labiausiai dėvimas ant raudono kilimo čionai Holivude? Žinok, tu čia manęs dabar paklausai, nežinau, negaliu atsakyti, nes nesidomiu labai stipriai, kas ką dėvi. Žinau, kad labai daug Europos prekinių ženklų puikuojasi ant raudono kilimo. Žinok, atsakymas lypi kur kas paprastesnis negu tau atrodo. Tai yra prekės ženklas pavadinimas Spanx, formuojantis tavo figūrą, ir tai yra drabužis, kuris beveik niekada nesimato ant raudono kilimo, bet yra labiausiai dėvimas, nes jau kur, bet Los Andžele ir Holivude kūno kultas yra labai išaukštintas ir tokia opi tema pakankamai. Formuojantis apatiniai, jie yra labiausiai dėvimi ant raudono kilimo. Man iš tikrųjų įdomu, ar šiuo metu būtent kiek yra konkurencijos ir procentaliai perėjo žmonių ant Skims, nes man atrodo labai daug rinkos Skims perėmė, nes šiaip manęs labai dažnai moteris klausia apie apatinių socialiniai medijai, nes aš, kai darau Get Ready With Me, kartais matosi apatinis trikotažas. Taip. Tai žinok, aš esu visiškai perėjus ant Skims. Ar tu turi ką nors iš Skims? Labai daug ir netgi seniau turėjau prieš atsikraustant į Los Andželą. Šiuo klausimu norėjau labiau pabrėžti, kad vis dėlto dažniausiai, fun fact, negali paneigti, taip, kad dažniausiai dėvimi drabužiai vis dėlto yra formuojantis, o ne kažkokio tai būtent dizainerio ar prekės ženklo ar mados namų būtent brendo suknelės ar ten kostiumai ir panašiai. Nes vis dėlto kiekvienas įvaizdis, išbaigtas įvaizdis, ir kai mes kalbame apie asmeninį stilių, įžymybių stilių, jiems yra labai svarbu, kaip jie atrodo, tai čia tas visas kompleksas to bendro įvaizdžio labai didelė dalimi priklauso ir nuo kūno formavimo apatinių, ir tau Neringa nieko formuoti šiaip jau nereikia. Žinok, čia šitoj vietoj nesutiksiu, nes tarp kitko Skims turi tokį shapewear, nežinau kaip Spanx, bet ir ten užpakaliuką pakelia ir viską taip sulygina, kad atrodo, žinok, kad ir kokią tu tobulą figūrą turėtum, visą laiką galima padailinti. Tikrai, tobulumui nėra ribų. Bet man iš tikrųjų įdomu, kaip pasikeitė tavo stilius ir kokius skirtumus matai tarp Europos madų tendencijų ir tai, čia gyvendama Los Andželą. Los Andželas yra tikriausiai atskira respublika, bet galbūt paliesim Los Andželo madą ir apskritai bendrą Amerikos situaciją. Kitų valstijų ir Europą nuo Los Andželo labai stipriai skiriasi, ir ne tik dėl to, kad klimatas yra kitoks,
bet New Yorkas yra arčiau Europos, Los Andželas daugiau nuo pietų atėjusi kultūra ir taip toliau ir panašiai. Mano asmeniškai stilius pasikeitė labai stipriai. Tam tikrą laiką aš ignoravau, kad aš esu Los Andžele ir vaikščiojau su savo švarkeliais, džinsiukais ir kažkaip žiūrėdavau visus athleisure su sweatpants vaikščiančiais žmonėm ir taip toliau. Bet paskui aš nustojau ignoruoti ir pasidaviau šitam patogumui, nes Los Andželas pats iš savęs, jisai turi savo gyvenimo stilių, kuris diktuoja madą ir tai yra unikalu. Nes jiems tai tinka, tai yra dešimtmečiais einantis trendai, aš nežinau, tiek treningų ir sportinės aprangos brandų. Bet ką aš dar noriu pabrėžti, jog Los Andželas iš esmės yra labai casual. Ir dėl to, kad ir klimatas jų tokį gyvenimo būdą diktuoja, kad jiems svarbu yra patogumas, čia nėra šaltų žiemų ar net rudens. Aš sakyčiau taip, kad jeigu mes kalbame apie kasdienį stilių, tai yra labai athleisure arba džinsai. Taip. O jau kai eini į renginį, tai jau tada maža nepasirodys. Labai mėgsta ypatingai merginos rodyti daug kūno, labai daug blizgučių, spalvų, subtilumą pamiršk, viskas yra to the top ir tuo jisai yra išskirtinis, nes dienos metu tu gali su timpom ir treningais visus reikalus tvarkyti ir taip toliau ir panašiai, bet vakare jau tikrai visi didelį dėmesį skiria aprangai, jiems yra svarbu, jie įsipareigoja ir gražiai atrodyti, bent jau mano patirtis tai rodo ir tiek, kiek pati eidavau į renginius, kiek padėdavau kažkam pasipuošti renginiams, tai šitas momentas čia yra svarbus ir dar ką noriu paminėti, jeigu mes kalbėtume apie tokį ikoninį Los Andželo įvaizdį, vintažiniai arba ne tik vintažiniai marškinėliai būtų numeris 2 jų mėgstamiausia apranga ir aš suprantu kodėl, tik nežinau čia kas višta viščiukas kiaušinis atsirado, bet jie turi virš 20 prekės ženklų džinsų gaminančių. Ir aš neturiu omeny Levi's prekės ženklo, kuris yra iš San Francisco. Aš kalbu apie Mother, Amo, J-Brand, Agold. Mano mėgstamiausi džinsai Agold merginos. Jūs neįsivaizduojat, kiek aš dabar tų džinsų turiu. Ir kainos, ir kokybės geras santykis. Tikrai sutinku. Kadangi, kai atvažiavau, persikrausčiau į Los Andželą, aš pradėjau savo karjerą čia dirbdama stiliaus dėstytoja mados mokykloje. Wow. Taip, sukūriau Styling 1 and Styling 2 programas, esu be galo tuo patenkinta ir didžiuojuosi. Oi, tai čia mes tikrai tavim didžiuojamės, čia yra tikrai toks ypatingas pasiekimas, manau. Tai labai daug šnekėdavau su studentais apie tipiškus ikoninius įvaizdžius ir mes kai kalbėjome apie būtent Los Andželo, nes Malibu yra visai kas kita, Orange County yra visai kas kita, San Diego, visa Kalifornija yra labai visai kitokie, jo Even Valley, netgi Valley visai kitaip merginos. San Franciskas, aš pavyzdžiui, kiek esu buvus San Franciske, tai pas mane būna dažniausiai, jeigu vakarienė, tai maksimalus pasipuošimas, tai yra džinsai ir vat maždaug kažkas tai tokio. Švarkiukas, nes jeigu aš užsidėsiu ką nors taip, tai aš jau būsiu labai stipriai persipuošus. Mano pažįstamos ir draugės, kurios gyvena ne Los Andžele ir kai aš susitinku ir sako, aš nusipirkau ten tą ir tą suknelę arba ten tokius aukštakulnius, man reikia atvažiuoti į Los Andželą, nes aš kitaip neturiu kur užsidėti ir pasirodyti ir kaip kitaip panaudoti tos drabužius ar tą setą. Tai Los Andželas iš tikrųjų, jisai yra tuom ypatingas, kad kasdien tu iš tikrųjų pamatysi, o vakarėjau gali pasigrožėti ir tu. Kitas klausimas, ar tau patinka, ar ten tavo stilius, ar kaip ten. Taip. Bet kad jie deda pastangas, kad tavo dėmesį pritraukti, tai tikrai galiu patvirtinti. Ir dar ką noriu pasakyti, kad Los Andžele ypatingai yra bet tik tai Venice Beach galime rasti net po atvirą dangum sporto klubą, kur žmonės eina praktiškai paplūdimyje, sportuoja ir labai yra įprasta pamatyti be marškinėlių jaunuolius, bėgiojančius ar tiesiog
hanging out ir tas kūno kultas, jie ir tuo didžiuojasi, ir žavisi, ir tokia yra jų kultūra, už tai jie daug to kūno rodo, kai yra kažkokie tai vakarėliai, ar raudonas kilimas, ar premjeros ir panašiai. Tai čia yra toksai išskirtinumas, sakyčiau, ir niuansas, kurį reikėtų žinoti. Tikrai taip, sutinku ir tą pastebėjau. Aišku, galbūt ne tiek, kiek, pavyzdžiui, nuvykusi Miami, kaip tik dabar buvau Art Basel savaitėje, tai tiek nuogo kūno tikrai niekur nesumačius tiek, kiek prisižiūri Miami'e, nes ten ir drąsos užtenka, ir pati, žinok, pasinėriau į tai ir tikrai gerai jaučiausi, nes toje aplinkoje tai yra normalu. Būtent. Tai lyginant, pavyzdžiui, Miami ir Los Andželą, tai tikrai Los Andželas yra šiek tiek konservatyvesnis. Dar noriu iš tikrųjų užbėgti ne tai, kad už akių, bet papasakoti mūsų klausytojams, kaip mes susipažinom. Tai čia irgi labai įdomi istorija. Aš buvau Beverly Hills'e su Gigi, mes ėjom gatve ir aš buvau irgi tame Los Andželo vibe, prisimenu tiksliai, ką buvau apsirengus, buvau sporty and rich, užsidėjusi sijonuką ir topą, kėdai, šuo rankoje ir žodžiu, aš einu ir sustoju prie perėjos ir mane kreipiasi lietuviškai ir man sako, labas. Ir aš pasižiūriu, stovi ten Karolina ir aš kaip dabar prisimenu, tu atrodai labai stilingai, bet aišku, be abejo, tai patraukė mano dėmesį ir aš iš karto tavęs paklausiau, kaip tu prisimeni. Kaip smagu, kaip fainai, kad priėjot prie manęs, o ką jūs veikėt Los Andžele? Ir tu iš karto pasakė, aš dirbu kaip stilistė, nu tai man iš karto, aš jau noriu draugauti. Supranti, jau man įdomu. Tai va, tai sakau, parašykit man į Instagramą, susitinkam kavos. Tai taip prasidėjo mūsų pažintis ir tokia kaip ir draugystė. Mes jau ne vieną kavos puodelį esam išgėrusios ir prisiplepėjusios apie gyvenimą. Ir ką noriu pasakyti, kad vis tiek tavo apsirengimas jau diktuoja tavo, kaip pasakyti, dalį asmenybės gyvenimo ir tuo, ko tu užsiimi. Nu, nes taip turėtų ir būti iš tikrųjų, nes visgi darbas su mada, tai čia, žinai, ne ofisas. Žmonės iš ofiso, kai eina, irgi yra su kostiumais, irgi gali jau iškart pasakyti, ką tas žmogus veikia. Tai tu kaip stilistė, vis tiek atvykusi iš Europos į Los Andželą, kas tavo drabužiniai gyvenant čia nebeveikia. Nu, tai prasme, visiškai yra nebepritaikoma prie gyvenimo būdo LA. Dingo vilnelės švarkai ir dingo vilnelės kelnės. Aš realiai dabar galvoju, aš net nenešioju, aš gal ir turiu kelias, bet čia kažkuria diena buvau susivokiau, jog jeigu yra kelnės, tai visą laiką bus džinsai. Aš bežinau, daug džinsų turiu, bet aš juos visus nešioju. Man būtų nemalonu turėti daug džinsų ir jų nenešioti. Atsirado daugiau akinių nuo saulės. Čia aš skaitau, kad yra dėl to, kad klimatas yra kitas. Mes turim saulę praktiškai visus metus, kad ir šalta, bet vis tiek yra saulėta ir mes... Ne visai visus metus turim mes ten. Palyginus su Lietuva, mes jos turim tiek daug. Nu, tai negalim, kai yra lietus, tai yra, visi nežino, kaip elgtis ir, žinai, ten būna liūdna. Tikrai, žinok, depresija, visiška. Depresija. Ir aš daugiau aukštakulnių turiu. Tai iš tikrųjų galim pasakyti, kad čia Los Andželo mada yra išskirtinai kitokia negu galbūt kiti steitai, nes čia iš tikrųjų gyvenimo būdas ir tavo ritmas diktuoja tau madą. Bet jinai tokia vis tiek yra šiek tiek apgalvota. Ar sutinki su tuo? Visiškai sutinku. Galbūt ir visur jinai tokia yra apgalvota. Ne tai, kad tik tai dėl patogumo taip yra. Yra net ir sportiniai trendai. Apsirengi čionais kažkaip, nežinau, bet labai matosi net ir kai socialiniai medijoje žiūri, merginos europietės, pavyzdžiui, su sportinė apranga ir čionais LA. Nu, iš karto tas vaibas kažkoks kitoks. Ir aš, tarp kitko, įsiterpsiu, papasakosiu tokią juokingą istoriją. Prisimenu, kai čia paskutinį kartą, kai buvau grįžusi į Lietuvą ir vis tiek jau buvau atgyvenusi 2 metus čia. Tai ten buvo tas jau atlaisvėjęs COVID momentas, grįžau į Lietuvą ir ten buvo vasara, aš su sportinė apranga, buvau po sporto, aišku, ir jau rašiuosi eiti Maksimą, nes gyvenu centre, Laisvės alėjoj, ir jau eisiu į Maksimą į Akropolį ir
mama mane pamato ir sako, tu čia taip su liemenuku eisi. Ir iš tikrųjų taip ir yra, nes čia, nu, tai yra tokia norma, tu visai kitoje atmosferoje esi. Lietuvoje, tai tu čia išsinuoginus, neapsirengus ir Europoje vis tiek yra tie kiti apsirengimo standartai. Čia mažiau žmonės galvoja, kaip jie atrodo, jie labiau galvoja, kaip jie jaučiasi. Taip. Bet jie mažiau galvoja, ar nebus per daug, kad aš parodau, nebus per daug, kad aš apsinuoginus, ar nebus per daug, kad aš ryški, ar nebus per daug, kad aš traukiu dėmesį su savo apranga ir panašiai. Tai galiu palyginti tik su Lietuva, kitoje šalyje Europoje aš negyvenau, teko nemažai keliauti, bet aš negyvenau. Tai kai lyginu su Lietuva, nes ten pragyvenau savo visą gyvenimą, tai lietuviškas mentalitetas vis dėlto yra kitoks ir tos laisvės čia, man nesvarbu, kad apie mane manai, kaip aš apsirengusi, vis dėlto yra daugiau. Taip, čia nekvesionuojama jau. Mes galim, kaip sakant, kalbėti, ką norim, bet apskritai visa Europa yra labiau tokia polished, žinai, tokia, net nemoku pasakyti. Čia irgi to yra, nu, ten, tarkim, pavyzdžiui, nuvažiuoji į New Yorką, vėlgi visai kitas stilius, gali būti griežti švarkai, ten viskas, ką tu turi Lietuvoje palikus, tikrai tiktų, bet visgi mes negalim apeiti to fakto, kad, nu, vat, kaip ir sakom, klimatas, tas gyvenimo būdas, tas ritmas, jisai čia yra visai kitoks ir jisai diktuoja savo stilių ir madą. Per rimtai atrodai. Per rimtai atrodo. Aš pradėjau persistengus kažkokia persipuošus ir tas netinka. Būtent. Ir tokie, žinai, visi tipo, o kur tu čia išsiruoši, tu čia pasipuošus, tau čia tavęs kažkas laukia, šiandien, žinai, va toks, va kažkaip. Tikrai taip, ir dėl to aš ir perėjau truputėlį į labiau casual, to švarkelius savo palikau spintoje. Palikai, tai kurie? Lietuvoje? Nėra kabo. Čia laukia savo. Aš tai, žinok, daug parsidaviau, labai daug savo spintos parsidaviau ir labai džiaugiuosi, nes ta prasme, kad ir kaip gaila su tais švarkais atsisveikinti, tarp kitko turiu dar paskutinį balmain švarką ir galvoju, ar man jį pasilikt, ar dar jis sulauks, žinai, to momento, tos blikstės, ar ne, bet galvoju, kad neverta, reikia paleisti, kad ir, žinai, ten praradimas pinigų, nes tos mados keičiasi, vis tiek norisi atsinaujinti, nu nenori ten 20 metų tą patį švarką. Nebent renesansą vėl išgyventi siluetai ir taip toliau. Gali būti, kad tu galėtum tą švarką nešioti, jeigu tu turėtum antrus namus, nes čia irgi yra labai įprasta turėti kelis adresus, tai yra namus, kuriuose tu praleidi laiką ir drabužinės jos yra absoliučiai skirtingos. Man tenka pabūti Montanui, kur aš ten dabar šnekėjau irgi su savo srities specialistais arba tiesiog su žmonėm, kurie gyvena ir yra labai įprasta turėti savo drabužinę, pavyzdžiui, daugiau westerno stiliaus, kaubojiški batai, striukės, visi kutosiukai, vežtos odos švarkai, kaip aš sakau, daugiau Ralph Lauren, tokie, žinai, marškinukai ir taip toliau ir panašiai, skrybėlės, švarkai, kailiai. Viskas yra grubiau, bet arba flared, arba bootcut jeans, džinsai, visai kitokie. Nelabai tu Los Andžele panešiotum tokius drabužius, nors ir kaip jeigu rockstar esi, arba ten, žinai, kažkas. Westernas, apskritai kaubojiški visi elementai. Malibu galbūt. Taip, jie yra modernioj madoj, kaip elementai, nes tikrai kaubojiškų batų pilna visos parduotuvės ir elektroninės ir fizinės turi, bet tie tikrieji yra šiek tiek kitokie. Tie batai turiuomenį. Jie labiau grubus yra, jie labai dažnai pagaminti iš stručio odos, jų kaina yra, manau, kad dviguba, negu kad tu gali įsigyti, žinai, paprastose, nu kaip ne paprastose, o modernios contemporary parduotuvėse, ne? Tai jie specializuojasi, kad būtų patvarumas didesnis, nes ten klimato sąlygos ir apskritai gamtos sąlygos, tu turi ir per kalnus kartais, žinai, paeiti, ir laukai, ir tos gatvės, ir tiesiog visai kitoks yra stilius ir aš kiek žinau, tos moteris, kurios gyvena skirtingose valstijose,
tai yra labai normali praktika. Labai normali praktika, kad tu turi, kaip Lietuvoje būna vasarinėmis turi kažkur ir ten būna, žinai, labiau lengvi drabužėliai palikti. Tai lygiai taip pat ir Los Andžele yra vienokie drabužiai, tarkim, būtų, arba ten New York'e, arba, nežinau, kur Nevada, Arizona ir panašiai. Tai net vadinasi kažkaip snowbirds, kaip ten žmonės, kurie išvažiuoja žiemą, peržiemoti į šiltesnės valstijas. Tai natūralu, kad jie turi ir susiformuoja, ir tai yra normali praktika. Pavyzdžiui, kai tu sutinki žmonės, jie pamato taip, kaip tu apsirengus, jie iš karto supranta, kad tu europietė esi, ar ne? Pusę metų vaikščiojau čia su tai švarkeliais savo į mokyklą. Aš galvojau, kad mano kaip dėstytojos protokolas, stiliaus protokolas diktuoja tam tikras, nežinau, sąlygas, bet mano tas stilius negali būti sweatpants, žinai. Tai aš atėjau, atsimenu, į klasę pirmą kartą ir mano studentė sėdėjo su timpom ir crop tops. Ir aš galvojau, show some respect to the fashion. Žinai, kaip galvoju, taip galima, bet galima. Ir paskui aš tik tai supratau, kad čia jokio įžeidimo nėra, čia tiesiog yra patogu. Jie į tai labai, kaip pasakyt, jie nesureikšmina. Jo, čia jiems yra patogu. Klimatas kitoks. Turiu omeny net darbinis klimatas. Jeigu tu pasižiūrėtum net ir oficialiuose, ten tarkim, nežinau, kokiose srityse, kokį pavyzdį duoti, tarkim, pavyzdžiui, net nuėjus į spa, tarkim, Lietuvoje visos ten, žinai, taip, yra uniformos, ten, pavyzdžiui, parduotuvėse ir taip toliau. Jeigu nėra labai griežto reikalavimo, tai, tarkim, pavyzdžiui, mūsų pastate, kur mes gyvenam, konsieržas visi yra su švarkais, visi su kostiumais. Taip. Bet kai kur, kai nėra, tai labai yra viskas laisva, žinai, laisvas pasirinkimas. Tai va, tai pasirodo, kad jeigu ir studijuoji madą, tai nereiškia, kad tu ateisi į klasę, būsi madingas kažkoks, o čia kažkaip kitaip yra viskas. Taip, sutinku. Ir paskui aš dar, kai su tais pačiais studentais mes eidavom į tas mados savaitės pasižiūrėti tų visų kolekcijų, tai tada, jau kai yra renginys, tada aš jau prisižiūrėdavau, kaip jie išradingai gali ir apsirengti, ir susirengti, merginos ir vaikinai, ir visi tenai sugeba. Ir tiesiog jie tam tikrais momentais galvoja, kad nereikia čia nieko, o mes Lietuvoje, žinai, net į sporto salę nedavėm treningo ar timpų, o apsirengėm bent jau su džinsais, tai dėl to tas momentas yra ryškus, lyginant Los Andželą ir Lietuvą. Tai kalbant apie europietišką stilių, iš tikrųjų noriu pereiti prie tokios tikrai labai svarbios temos ir labai stipraus trendo, kuris trendino tikriausiai paskutinius kelis metus, tai old money trendas. Tai noriu, kad truputį papasakotum apskritai visą istoriją šito trendo ir kodėl kai kuriom šalims iš tikrųjų jisai net ir nelabai tinka, jis labiau yra ne paveldėtas, bet labiau nukopijuotas. Tai papasakok, nuo ko viskas prasidėjo ir kas tai iš tikrųjų yra. Old money mada yra daugiau kaip kultūros dalis, istorinė patirtis, perduodama iš kartos į kartą. Sunku man lyginti, tarkim, old money Lietuvos su Los Andžele matoma šitą visą tendenciją ir mados kryptimi, todėl kad Lietuva labai jauna yra. Ir nei aš nenoriu nei kritikuoti, nei juoktis ar kažkaip tiesiog yra be tikslo būtų kalbėti ir diskutuoti apie old money Lietuvoje, kai mes to net neturėjom ir viskas istoriškai pavogta iš mūsų. Taip, mes kaip skruzdėliukai viską susilipinom, nudami iš naujo. Taip. Tai labai yra ypatingai, kai pamatai, kas iš tikrųjų yra old money, kas visi klubai, privatus klubai, teniso klubai, golfo klubai, tai yra visa kultūra, tai yra aprangos, herbai, tie visi kardiganai, brančai, susitikimai. Ten aišku nesakau, kad kažkas labai ypatingo, ypatingo, bet pilna intrigų, pilna visko, bet pats konceptas yra labai
daugiau dominuojantis tose šeimose, kurios turi kapitalą, kurios turi fondus ir taip toliau ir panašiai. Dėl to taip ir tradicijas, dėl to taip ir kilo ir yra jų visose valstijose, čia tik tai mitas, kad tik tai New York'e yra ar tik Los Andžele, visose, aš toj pačioj Montanai žinau, kad yra milijardierių klubas dabar, kur ne milijonierių, milijonieriai tai net nepapuls. Taip, yra milijardierių, man atrodo, ten arabai ar kažkas iš Middle East stato ar organizuoja ar planuoja, bet žodžiu visi šitie trendai, manau, kad istoriškai jie perduodami iš kartos į kartą ir kai tu esi dalis to, tada yra labai tau tinka, tau nereikia apsimesti ir vaidinti arba norėti, o iš tikrųjų būti viduje, žinai, skurdaus mentaliteto arba netokio mentaliteto. Niekas nesako, kad tu nepakankamas, jeigu tu nesi old money. Taip, žiūrėk, mes sėdim, aš nesu iš šalies, kur old money buvo praktikuojama, bet kažkodėl tai sugebi, žinai, ir tokią vizą gauti ir kažkodėl Amerika pasižiūrėjus mano visą portfolio pasako, okei, gerai, atvažiuok tą patį daryti. Ir dar pamokink kitus, žinai, stiliaus ir taip toliau. Tai nereiškia, kad tu jo kažkoks tai nepilnavertis ir taip toliau, bet tiesiog tai yra kryptis. Kodėl jinai mums patinka? Dėl to, kad asocijuojasi su turtais. Dėl to mes norim prieiti arčiau to ir galvoti, kad mes ir kažkaip komunikuoti, kad mes esam to dalis ir taip toliau. Ir kitas dalykas, ta old money kultūra, jinai labai artima klasikai. Tai ta klasika labai universalus toks estetikos suvokimas, todėl jinai mums labai lengvai yra pritaikoma, žinai, mūsų drabužiniai arba ypatingai, kai tu šiek tiek jau pradedi suvokti save ir savo poreikius, kokia ar koks tu esi, žinai, gyvenime ir taip toliau ir panašiai. Tai trumpai tariant, bandymas atkartoti old money stiliuje, tai labiau yra toksai kaip kopijavimas. Ta nori tu pasakyti. Kreipčiau dėmesį į, pavyzdžiui, prekės ženklai kaip, nežinau, žemesnės kategorijos, labai įperkama Zara ar H&M'as išleistų liniją su herbais. Aha. Ir tada galvoju, ir tada tas klientas rezultate galutiniam, jisai kaip auka tampo, nes jam kaip ir patinka. Nes jam gražu, jis prisižiūri, bet jis nusipirko megztukas už $49. Taip. Ir apeliuoja į auditoriją, kuri yra, žinai, iš fondų gyvena. Taip. Ir turi mansions, Bel Air ir Beverly Hills. Ir tai aš gal labiau tą noriu, kaip iki kokio juokingo lygio kartais gali nueiti tos kultūros vaikymasis. Trendai. Taip, vaikymasis to trendo ir čia galbūt netgi galima privesti prie to, kad kaip mes moteris kartais prisiperkam nesąmonių, ar ne, tai ko mums nereikia. Čia galbūt geriausia apeliuoti į tai, kad yra šitas trendas ir prieš perkant ir galbūt vaikantis šitos, kaip pasakyti, atmosferos, renkantis tuos drabužius, iš tikrųjų reikia savęs paklausti, kur aš gyvenu, koks yra mano gyvenimo būdas, kokia yra mano aplinka, ką aš veikiu. Ir prieš, kaip pasakyti, apsirengiant, tai gaunasi taip, kad jeigu tu to daikto nepritaikysi, to megztinio su herbais, nes tu ten, tarkim, pavyzdžiui, nežinau, tavo gyvenimo būdas, jūs ten susitinkat su draugais, nežinau, šašlykus kepat, ar ne, bet tu apsirengus old money vibes. Tai netinka, bet jeigu, pavyzdžiui, tavo gyvenimo būdas yra susitikti su draugai, žaisti golfą, eiti į kažkokius private membership, tarkim, skristi į polo. Tu tame gyvenime turi būti. Jo, ar tu ten važiuoji pažiūrėti žirgų rungtynės ir tai tau visiškai, kaip ir sakyti, tikslas yra pirkti ir tas skrybėlės, gal jeigu tu pamatysi Zaroj ten kažkokį tai tokį daiktą, kur tau jis yra pritaikomas. Tai čia iš tos pusės norim pasakyti, kad old money trendas, jis yra labai gražus pažiūrėti, bet tai iš tikrųjų ne visada yra praktikoje pritaikomas ir, kaip sakant, make sense. Koks yra tavo lifestyle, kur tu dalyvauji, kaip tu gyveni, su kuo tu susitinki ir kokiose vietose ir panašiai. Tai manau, kad labai yra stipriai jaučiasi, kai tu
pasirenki, kai padarai tam tikrus sprendimus dėl savo aprangos ir tada tavo gyvenimas visiškai to nereflektuoja. Taip. Gyveni kur nors lofte, su bohemo stiliaus, žinai, draugais ar giminėjim ir panašiai, tavo lifestyle yra absoliučiai kitas, o tu va, tais herbais apsiklijęs vaikštai. Perlais, herbais ir taip toliau. Tai, Karolina, man svarbiausias yra klausimas ir aš manau, kad visom moterim, kurios šiandien žiūri šitą laidą, tai ar visgi įmanoma apsirengti gerai, atrodyti kokybiškai, prabangiai, bet turint limituotą biudžetą. Žodžiu, tiesiai šviesiai, ar galima pigiai apsirengti gerai? Žinoma, galima. Žinoma, galima. Yra labai daug alternatyvų brangiems drabužiams. Kokie 3 aksesuarai ar detalės užduoda kokybę labiausiai? Ką reikėtų kreipti dėmesį, tarkim, renkantis drabužius ar aksesuarus? Mažiau reikėtų tikėtis kokybės medžiagiškume, bet daugiau atkreipti dėmesį į siluetą, kas iš tikrųjų struktūriškai tave sudėlioja, proporcijas, spalviškumas. Kuo labiau įvaizdis bus monochromatinis, tuo prabangiau atrodysi, kai mes norime tilpti į biudžetą ir per daug neišlaidaujant, tada mums į pagalbą ateina visi investiciniai pirkiniai, kuriuos mes visą gyvenimą taip ir kaupiame, ar tiesiog turime, ar paveldėjome, ar paveldėjome jo. Tai mano galva vienas iš svarbiausių elementų tai yra diržas. Čia jau priklauso kaip kokias proporcijas tu nori sukurti savyje, ar tu ten dėvi suknelę ar kelnes ar šortus ir panašiai. Bet manau, kad diržas labai pakelia visą įvaizdį į aukštesnį lygį. Kokie to mėgstamiausi diržų brandai? Tokie galbūt biudžetiniai, bet vis tiek išlaikantis tą kokybę. Kad tai nebūtų Saint Laurent, bet būtų vis tiek gerai. Man labai yra svarbu, kad būtų, jeigu aš noriu odinio diržą, kad jisai būtų tikros odos. Man tai yra numeris 1. Ir aš tau pasakysiu, kad aš asmeniškai turiu ir Kite, bet aš turiu ir J. Crew. Ir jie abu yra odiniai. Ir aš juos abu labai myliu. Ir labai nešioju ir nei vieno nepamirštu. Ir toliau. Tai range'as yra labai didelis. Man patinka. Tai kainos. Tai Kate kažkas apie 600 gali kainuoti, o J. Crew buvo, net man atrodo, su akcija $35. Rimtai. Ir aš tau parodysiu, kaip jis atrodė. Geras. Nes Kate iš tikrųjų man patinka. Žinai, kokie man dar patinka iš tų brangesnių Diro. Diro irgi turi tą tokį labai simple, paprastą diržą, bet jisai, žinai, jų net audiniai, apskritai tas Diro ženklas, jis man toksai, labai irgi gerai Los Andželo madas spinduliuoja ir refleksija gera, nes ten viskas yra audinys, ten net trikotažas gali būti brangus, bet vis tiek, kaip, užsidedi tą trikotažą, aišku, taupant, norint tilpti į biudžetą, aš tikrai vienareikšmiškai sakyčiau taupyti ant tanktopų, ant tokių trikotažinių paprastų dalykų, kur galima nusipirkti ten Zaroje ir kitose parduotuvėse. Bet, pavyzdžiui, dabar nesenai nusipirkau nerealiai gražų pižaminį setą, sumokėjau žiauriai daug, ten virš 2000 gavosi man tas visas malonumas, bet tas audinys, jis rėkia pinigus. Ta prasme, jisai taip prabangiai, tas žvilgesnys. Ir čia atrodo juoda vilna, ką tu ten išdirbimdysi. Tiesiog jinai taip blizga ir aš iš tikrųjų tą pižamą pamačiau ant savo pažįstamos, mes susitikom, aš iš karto, iš kur tavo šitas dalykas. Ir ten tiesiog jinai užsidėjo, žinai, laikrodį, ten kažkokie buvo aksesuarai ir taip cool atrodė. Tai Diro man irgi labai patinka. Diro, nežinau, ten prie Kate tempia kainų diržų ir tų odų kainos ten irgi didelės, bet man patinka tas minimalizmas. Brangus įvaizdis nėra lygų brangus drabužiai. Ir aš tau tik parodžiau įvaizdį, kuriame iš pirmo žvilgsnio sakytum, kad vienas yra brangesnis, kitas yra pigesnis, o realybėje yra visiškai kitaip. Tvarkingumas kartais tave gali taip išgelbėti, kai tu nori tilpti biudžetą. Tai čia kaip Juozas Statkevičius sakė, išsiskalbk striukę. Tu ką, tu nori tos naujos striukės, 2 metai praėjo
išsiskalbt striukę, išsimaudyt, būt švariems. Vienu žodžiu, aš tiek, žinok, juokiausi iš to video, man ten buvo tiesiog koma, aš buvau ant žemės. Paskui ten nieks čia su tais šaneliais ir hermesais ir troleibusus nevaikšto. Nusiraminkit, nusileiskit ant žemės. Tai iš tikrųjų labai su tavim sutinku ir čia dar noriu pasakyti tokį dalyką, tikriausiai tu su tuo susiduri, kad kai tarkim žmonės žiūri į mano aprangą, dažnai būna tas komentaras, kad tikriausiai labai brangu ir net ten ar socialiniai medijoje kažką pasidalinu, nu čia jau tikriausiai Saint Laurent'as, o iš kur ten tavo ten, nežinau, kelnes ar kažkas ir kai pasakau, kad ten, pavyzdžiui, Zara, tarkim šitas kostiumėlis yra Zara. Ir jisai, bet jisai buvo iš tikrųjų parinktas stilisto. Tai va, tai ką reiškia darbas su stilistu, ar ne, kad jis vis tiek sugeba atrinkti tuos drabužius tokius, ten toje Zaroje yra labai didelė platybė visko. Man dažniausiai, nežinau kiek tau užtrunka, bet man užtrunka kokias 2 valandas ten ką nors nusipirkti, nes pirmas ratas būna, kad o Dieve viskas tai baisu, nieko nematau. Tada darom antrą ratą, gal šitas nieko, tada trečias ratas, va tiek va rūbų po pažasčia ir tada tu žinai atmetimo principų žiūri, aha, tą ten suderinsiu su tuo ir vis tiek mes kaip europietės turim tą kažkokią kitokią akį ir vat, kaip grįžtant prie to, kai tu sakai put together, dėl to, kad mes turim labai stiprų estetikos supratimą. Nu, tarkim, Čia yra įgimta. Čia yra įgimta tikriausiai. Ir genetiškai, aš manau, kad genetiškai paveldima, taip. Nes, pavyzdžiui, tarkim, kad ir grįžti į Lietuvą, ar ne? Viskas ten taip švaru, tvarkinga, iki paskutinių detalių. Pas mus ta estetikos visame kame, net, pavyzdžiui, kai remontus darai, kaip čia taigi norisi apsiverkti, kai pamatai, kaip plytelės suklijuotos, tai o Dieve mano, ten tėtis atvažiavo, Jėzus, kaip čia padaryta viskas, žinai, čia kiek jūs čia mokat ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, va, tas visame kame ir mes, va, kaip čia tokios esam importinės, žinai, personos, tai iš karto pamato, tai, žinai, tu tiesiog gali net būti su golfu. Taip kaip tavo nagai sutvarkyti, taip kaip tavo plaukai išplauti. Nu, čia kaip sušukuoti, jo, tai tas iš tikrųjų alsuoja kokybė ir kartais tas stilius gali būti tikrai ne tas brangus drabužis, bet ta bendra visuma. Taip, tikrai, tu esi visiškai teisi ir tai yra europietiška savybė. Vienos šalis gal ten daugiau turi tų tokių įgūdžių, kitos šalis gal mažiau. Aš nežinau, ten UK ar jau labai labai estetiškai, bet pasižiūrėk, paryžietės, prancūzaitės ar ten italės, jos iš ten mada kilusi aukštoji. Taip, ir, pavyzdžiui, net ten irgi yra, kaip pelai atvažiuoja, yra vaibas, ten irgi toks Paryžiaus vaibas yra taip, kaip jos ten, žinai, kažkokia tai šūba užsidėjęs. Ir ten tos beretės eina. Nu, kokios beretės Lietuvoje? Nu, ta prasme, come on. Arba čia LA. Užsidėčiau aš beretę. Nu, ta prasme, netinka visiškai. Ir čia mes nepadarykim iš Los Andželo Maskvos, ar ten, žinai, Maskvos iš ten, nežinau, Tailando. Nu, tai bet tam suvokti, kad visur yra tam tikros taisyklės, užtrunka, kai atvažiuoji. Užtrunka, net ir man kaip stilistai, aš atvažiavau į Los Andželą, kai jau persikroščiau gyventi, tai nebuvo mano pirmas kartas, aš iš viso į Ameriką atvažiavau 9 kartus ir 10 kartą jau likau. Tai čia iš 3 kartų 10 užtvirtino. Sudėjus per visą savo gyvenimą, kiek aš esu čia buvusi, nuo studentavimo laikų, nuo šiaip keliavimo laikų, kai gyvenau Lietuvoje, tai taip ironiškai skamba, bet kaip patarlė 9 kartus pamatok 10 kirp, tai va taip ir gavosi. Tai nors sakau, nebuvo Los Andželas man kaip naujiena ar ten kraštas, į kurį atvažiuoju pirmą kartą, bet tą patirti, tą suvokti, tu gali tik tai per patirtį, kai tu gyveni. Kasdieną atsiranda buitis, atsiranda kasdienybė, kai tu gyveni ir eini gatvėmis, ar važiuoji, ar susitinki žmonės, kokioje tu industrijai, kokie tie žmonės ir taip toliau. Tai taip yra ir čia irgi vienas iš tų mitų, kai stilistai irgi labai ten nebūtinai ekstravagantiški, ar ten labai kažkaip tendencijas paliekame trendsetters arba influenceriai, va tau neringa. Jūs diktuojat viską. Mes daugiau žinom kaip viską surinkti ir sudėti į bendrą įvaizdį. Mes žinom daugiau apie klientą, kas jam gali patikti, arba kaip sukurti kažką tai. Ir tai netgi
ne kiekvienas stilistas gali diskutuoti, žinai, apie Balmaino švarkelius, jų pavadinimus ir taip toliau, bet kiekvienas stilistas turėtų turėti estetikos suvokimą, kažkokį savo standartą arba kelis standartus, kuriuos galėtų pritaikyti ir panašiai. Tos stilistinės kryptis, jos aišku šiek tiek gali skirtis. Man teko dirbti tikrai ne su vienu stilistu ir tikrai tas skonis skiriasi. Ir vieni stilistai labiau padeda atrasti tavo stilių, kiti bando tiesiog tave paversti jais, primesti tau stilių. Tai yra labai labai skirtingos opcijos. Bet šiaip aš labai džiaugiuosi, kad bent jau man darbas su stilistu labai išėjo į naudą ir aš po 2 metų intensyviai dirbdama su savo socialinė medija ir su on-set realiai stilistu kiekvieną mėnesį, aš išmokau rengtis. Tai yra tikrai toksai dalykas, ką lengviau gyventi, jo, mažiau galvos skausmo, labiau bet mes dar apie tai pakalbėsim. Aš noriu grįžti prie kelių klausimų. Tai kai mes kalbėjome apie investicinius daiktus, kad nepamesti savęs ir kad moterims būtų lengviau apsispręsti, ką visgi tu rekomenduotum, kas yra verta investuoti? Tai mes paminėjome diržą, kas dar yra tavo manimų vertas investicijos daiktas spintoje? Papuošalai. Papuošalai. Papuošalai yra ne tik iš ko jie yra pagaminti kartais, bet ir dėl to, kad jie yra labai mažai nudėvimi. Metalas yra labai atsparus ir žinai, laikui ir dėvėjimui, tai nėra kaip koks vilnelė švarkas, kurį tu nusipirkai irgi labai kokybiškas. Arba ten kažkoks tonas, kuris nusiburbuliuoja. Taip, laikrodis, manyčiau, kad galėtų būti irgi. Kartais galvoju, kad akiniai, bet akiniai vėlgi, jie yra dėvimi ant veido ir jie kartais taip nusidėvi, tai irgi toks klausimas, kaip arba kiek jau turi. Aš kartais, pavyzdžiui, su rankinėm yra taip. Rankinė taip pat gali būti investicinis pirkinys, bet o kiek jų tu jau turi? Kiek yra enough, kiek yra pakankama, kad tu nebepirktum jau naujos kaip investicijos, ne, kiek tu gali investuoti, kiek tau to reikia. Aš suprantu, kai tu turi vieną darbinę rankinę ir ten kokį delninę ir tau reikia tiesiog išliek nori kokteilį su draugė ir kažkokios tarpinio varianto, tai tada aš suprantu, bet jeigu tau 7 rankinė tokia, tai čia vėlgi, kiek žmogus nori daug turėti. Aš asmeniškai nemėgstu daug turėti, man nepatinka, nes tada tu susikuri papildomą savo darbą atsirinkti vėl. Kai tu turi 3-5 opcijas, tada tau paprastesnis gyvenimas, tu iš karto žinai, kuri prie kurio nors ir neidealiai, nes nežinau, idealiai irgi neapsimoka gyventi, kad idealiai atrodytum. Ar apsimoka, kas turi tarnauti kam? Ar drabužis turi tau tarnauti, ar tu turi drabužiui ir tada galvos skausmas. O Amerikoje tas labai, labai populiaru. Aš niekur kitur nemačiau, netgi Europos šalyse, kad žmonės tiek daug turėtų. Žinok, aš netgi galėčiau to pasakyti, kad mano patirtį, tai ką aš matau, kad Lietuvoje moteris yra tiesiog išprotėjusios dėl aišku, ir kokybės, ir kiekybės. Mano kelyje pasitaikė tikrai ne viena moteris. Aš nežinau, kartais aš pagalvoju apie savo klienčių spintas, kiek man teko joms surasti visko, tai tarkim rankinių ir visa kita. Tai yra nežmoniški kiekiai ir aš taip galvoju, bet kada spėti per gyvenimą tiek užsidėti. Tai dėvėti, panaudoti. Tarkim, tu paminėjai, kad juvelyrika ar ne, ar ten bižuterija, brangi ir taip toliau, kad tai yra vis tiek metalas, nenusidėvi. Ką manai apie vintažinius papuošalus? Labai gerai, manau. Man labai patinka. Ir kaip tai įtraukti į modernų stilių? Kaip tai turėtų atrodyti? Nes man vintažas labai yra naujas dalykas. Aš neturiu vintažinių papuošalų, drabužių, rankinių. Bet galiu pasakyti tau, kad aš jau kai galėsiu keliauti, žinau, kad mano pirma kelionė bus į Japoniją, į vintažus. Aš tiesiog svajoju, nes esu tik tokia prisižiūrėjus mano draugės, kiek dabar keliavo
žinok, ir šanelių prisipirko, ir švarkų, ir aksesuarų, kosmosas. Mes čia Los Andžele irgi turim gerų vintažinių, tu sakai, mane pasimsi kada nors. Taip, tai aš pažįstu, mano du pažįstami draugai, turi vintažinės parduotuvės, vintažinių drabužių ir ten ir galanterija, ir avalynė. Vienas yra vaikinas Johnny, man atrodo, jisai prisistatė lietuviškai, nesakė, kad kažkada mokyklą lankė su lietuvė ir žino, kaip pasakyti labas, mano vardas Jonas. Oho. Tai jis yra pakankamai, man atrodo, vadinasi jo Pečiuga Vintage parduotuvė ir jisai labai dažnai važiuoja į Japoniją ir važiuoja tas visas vintažinės parduotuvės ir turi labai gerai atrinktą visą asortimentą. Ir žinau, kad labai daug žvaigždžių, Los Andželo žvaigždžių rengėsi, čia tik ir Lady Gaga buvo, tikrai žinau, fotosesijų iš jo pasėmusi. Didysis jo lūžis buvo, kai Kim Kardashian stilistė paėmė, man atrodo, Muglerio suknelę, ir ten džemsiutas nebeatsimenu, bet ten nuėjus Instagrame viskas labai gražiai pateikta. Tai tikrai yra didelė paklausa, žmonėms patinka. Čia Los Andžele didelė. Pavyzdžiui, aš Lietuvoje neturiu nei vienos merginos, kuri manęs yra paprašęs ar paklausiu kažkokių tai vintažinių dalykų. Todėl, kad Lietuvoje yra vintažinių taškų ir jos nueina ir Lietuvoje kainos yra labai žemas, palyginus, kiek čia amerikiečiai moka už tą patį, nežinau, papuošalą ar rankinę, tai nepalyginsi kiek. Pasidalink, prašau, Lietuvoje vintažinių parduotuvių pavadinimais. Laura Antique. Laura Antique pažįstu asmeniškai, tikiuosi, jai vis dar labai gerai sekasi ir linkėjimai. ir jinai, manau, kad Lietuvoje tikrai lyderiauja. Seniai buvau, tai nežinau, gal ir naujesnių yra atsiradę, bet jos labai geras buvo atrinkimas papuošalų ir jinai turėdavo ir delninių, ir skarelių, tenai ir mes, ir Saint Laurent ir taip toliau ir panašiai, ir Celine ir visa kita. Tai tarkim, sudėliokim dabar labai greitai praktinę tokią dalį padarom, kaip ten, tarkim, galima būtų sudėlioti tokį įvaizdį su kažkokiais vintažiniais elementais. Kažkokį tai basic įvaizdį, kad maždaug parodyti. Kokį smart casual. Smart casual, koks tai būtų pasirinkimas, tarkim, net ir kombinuojant su biudžetiniu variantų, ką tu pasiūlytum, tai būtų, nežinau, džinsai, kelnės, topai ir kas prie ko. Tai gali būti džinsai, topas gali būti marškiniai ar marškinėliai, gali būti vintažinis odinis švarkas, jeigu mes įtarptume kažką vintažinį. Kaip atrodo odinis vintažinis švarkas? Puikiai. Tai aš turiu raudoną. Jis toks oversize, ar jis toks patrintos odos, ar toks Jis gali būti ir patrintos odos, gali natūraliai būti patrintos odos, bet būti naujas ir nenudėvėtas. Gali būti nuo nudėvėjimo, kartais nudėvėjimas labai tokį suteikia naują gyvenimą ir skonį tam žinai, švarkui. Bet ką noriu pasakyti, kad kad tu neatrodytum per daug tvarkingai, jis tokio suteikia twist. Jo edge toks. Dėl to visą laiką visi žmonės laimi, kuriems įdomi yra mada, jie visą laiką laimės, kai jie kažką įdomesnio ir unikalaus pasirinks, nes, žinai, social media ir trendsetters mus taip sukategorizuoja ir mes visi pagal tą pačią formulę ten rengiamės ir taip toliau ir taip toliau. Tai vintažas šiuo atveju gali išgelbėti, nes tiesiog dažniausiai yra vienas kitas toksai, negali urmu pirkti, todėl tikėtina, kad jeigu tu įsigijai tą rankinę, nelabai kažkas ir kitas turės. Labai keista ir labai išskirtinai nedažna, jeigu tu sutiksi žmogus tokia pačia rankinė. Bet jeigu tu nuėjai į Burberry parduotuvę, nusipirkai trenčkautą ar nuėjai kažkur, nežinau, į Saint Laurent ar Zaroj, tai gali būti, kad tu sutiksi, žinai, merginas tokia pačia suknelė ar švarku. Jeigu kalbėtume apie biudžetinius brandus, kokie būtų tavo top 3-5 brandai tarp, nekalbėkime apie Zara visi žino, H&M'us ir taip toliau, ten kalbėkime apie tokius vidutinio lygio brandus, kurie yra pigesni nei Saint Laurent, bet brangesni nei Zara. Kas būtų iš tokių tavo top favoritų? Džinsai.
Sporty and rich. Sporty and rich. Ilgom kojom džinsai. Tu klausi manęs, ilgom kojom džinsai? Kokius Tarkim, aukštom merginom. Kokius brandus rekomenduotum? Ai, žinok, pagal šitą aš neskirstau į brandus. Nes turi skirtingų. Pagal tą kirpimą sakyčiau, kad man asmeniškai, kalbant apie džinsus, man žiauriai patinka Levi's džinsai. Jie man be jokių pataisimų tinka mano kūnui tobulai, jeigu aš išsirenku tam tikrą kirpimą. Bet yra ir kitų brandų, kurie tinka ir kurie man patinka. Neturiu nei vienų Levi's džinsų, reikės pabandyti gal. Tai aš gal 12. Ir Lietuvoj palikau 8. Tai bet aš tokia dar esu, jeigu man patinka ir tinka mano sudėjimui ir aš gerai jaučiuosi, aš nusipirksiu kelių atspalvių. Tai kad man būtų paprasta. Taip. Pavyzdžiui, dabar, koks yra, pavyzdžiui, kainos prasme vidutinė kaina tau? Tarkim, jeigu mes kalbam apie džinsus, tai tarkim, jeigu YSL džinsai kainuoja apie 1000, tai tarkim, man prieinama kaina yra tarp 150–300 dolerių, ar ne? Tarkim, jeigu mes kalbam apie rankinės, jeigu mes žiūrim į brandus kaip ten Celine, YSL, Lev, Prada ir taip toliau, ten kažkas nuo 2000 ir viršų, ar ne? Nekalbu ten apie Chanelius jau ir Hermes, čia jau kitas lygis, bet ten, tarkim, rankinės tarp 1000 ir 2000, kad tai būtų kokybė, bet ir tai būtų gražu ir galbūt stilinga ir jau taip nenuvalkiota ten, tarkim. Tiesiog jeigu taip pigiau, pavyzdžiui, Madewell yra su J. Crew, jie irgi tą daro Buck Mason. Ne, nesu girdėjus. Buck Mason yra LA-based irgi džinsų kompanija, brandas. Tada yra AG, žinai? AG, žinau. Page, jie visi man tada telpa. Tada Seven of All Mankind, dar kažkaip tai irgi. Tada Redone yra iš Levi kompanija, kuri supirkinėja Levi's senus džinsus ir perdaro. O paradoksalu yra tai, kad jie parduoda 2 brangiau negu Levi's originali. Tai žodžiu, perkam Levi's tada. Taip, nes Redone, bet jų kirpimas yra labiau modernus, man patinka, bet kartais jie turėjo su Pamela Anderson kolabą ir man atrodo džinsų pora kainavo 800, tai aš pagalvojau, kad, moki dėl to, kad tikriausiai Pamela Anderson, žinai, konfigūruoja, bet kur vis tiek tie patys Levi's ir taip toliau. Lygiai taip pat yra Lenny kompanija yra, irgi Los Andžele ir ta kompanija turi be galo daug susipirkę senų Levi'sų džinsų ir jų konceptas verslo yra, kai tu ateini pas juos, jie tau visiškai custom padaro džinsus, kad tau tiktų klubai, jausmuo, nes aš labai esu išranki džinsam, man turi būti ir aukštas liemuo ir ten pakankamai tiesus, bet kažkur paplatėja ten labai ilgai teko rinktis, paskui ten suradau, kad man totem tinka ir nusipirkau 2 spalvų iš karto ir, žodžiu, labai, žinai, priklauso. Tai jie, manau, kad Lenny kompanija, jie, manau, kad turi savo nišą. Džinsai kainuoja, man atrodo, gal 450, bet jau vien dėl to, kad tu vienas džinsus ir tu visiškai custom tau padaro. Ten, žinai, visiškai. Jo, ir tu išeini ir tu išeini arba tau atsiunčia ir ten būna visiškai pagal tavo kūno sudėjimų ir tu turi. Aš kartais pasižiūriu ir pamatau, galvoju, gerai atrodo džinsai, žinai, galvoju, kokie čia džinsai. Pasižiūriu Levi's etiketę ir paskui suvokiu, nemačiau aš tokių, žinai, koks čia modelis, aš jau jos netgi pagal modelį, žinau, paskui aš prisimenu, kad yra tokia kompanija, tai tikėtina, kad gali būti, kad, žinai, nueina klientai ir užsisako savo custom ir dėl to ir atrodo žiauriai gerai. Dar trumpai labai noriu paklausyti tavęs, tai visgi kiek moteris turėtų turėti rankinių, kad nebūtų persikrovus? Vis tiek mes tikriausiai sutikim su tuo, kad rankinė tai yra tikrai tas aksesuaras, į kurį verta investuoti dėl to, kad yra, aišku, kainos kyla kiekvienais metais. Ne visų brandų taip crazy kaip ten Chanel ar Hermes, bet ten, tarkim, nekalbant apie brandus, nes tai yra labai individualu, tai viskas priklauso nuo biudžeto, kiek tų rankinių reikia turėti, kad išsiversti, tarkim,
jeigu yra kažkoks darbas ir į darbą reikia eiti, jeigu vis tiek yra kažkoks socialinis gyvenimas aktyvesnis ir einam out ir visa kita, koks yra tas kiekis rankinių ir kokie maždaug modeliai, kad taip orientuotis, kad pasižiūrės merginos į savo spintas ir galvos, aha, turiu arba neturiu ir ko trūksta. Žinai, dabar pasakyčiau ir paskui kažkam tai sukelčiau nerimą, kad negyvena pagal standartą ir visai nenori to padaryti. Jo. Ne, bet šiaip toksai minimumas tai 3 rankinės, darbinė, vakarinė ir everyday bagas, kas tai turėtų būti? Tote bagas? 3-5. 3-5. Jo, bet vėlgi ir priklauso ir nuo kainos kiekvienos rankinės, nes ne visos jos turi tenai būti, žinai, tūkstančiais, ar gali būti tiesiog 1000, ar gali būti keli šimtai, ar gali būti ir 3000. Gali būti vintažas, gali būti, jo, kas tik nori. Bet man asmeniškai labai nepatinka iš rankinės persikrauti visus daiktus į kitą rankinę, tai man tai yra papildomas darbas. Aš vėl turiu peržiūrėti, kas yra ir kur yra, ir paskui neatsiminsiu, kur tenai koks nors blizgis padėtas, ar pieštukas, ar ten kažkas, tai ko man ten reikia. Ir man norisi visą laiką patogumo. Už tai, kad kuo mažiau turėti tokių, žinai, persidėliojimų ir tokio vargo. Bet aš puikiai suprantu ir aš negerai jaučiuosi, jeigu aš darbinę rankinę, žinai, ten platesnę ir erdvesnę, eičiau į barą arba vakarienės, nes ką tu jau ten nešies ir ką tu ten, kaip ten ją naudosi, kai ten pusę kūno tavo, žinai, užima. Tai aš sakyčiau, kad 3-5, bet čia mano yra visiškai asmeninė nuomonė. Aš turiu, jeigu tu manęs klaustum kaip klientė, tada aš tau dar labai daug klausimų užduočiau. Taip. Tada aš tau atsakyčiau į šitą klausimą. Kiek reikia ir ko nereikia. Jo, ir kaip tavo gyvenimas atrodo, kaip tavo darbo diena atrodo, kaip tavo savaitė atrodo, ar tu keliauji, ar dirbi ofise, ar tu dirbi iš viso iš namų ir tau net nereikia. Aš turėjau klientę, kuri iš namų dirba ir jos išėjimas iš namų būdavo tik tai su draugiam vakarienės. Tai realiai, o jinai dirba vos ne banke ar ten kažkokį rimtą darbą. Tai realiai gaunasi, kad jinai dirba tokį darbą, tokioj pozicijai, bet neturi nei vieno švarkelio, nes jai nereikėjo. Arba kartais švarkelio reikia, kai ten Zoom call ir taip toliau, bet tai nėra tavo pagrindinis kiekvienos dienos apranga. Tai, žinai, tokių labai daug niuansų yra ir aš labai nemėgstu viską visiems primesti, kaip gyventi ir kaip, nes iš tikrųjų, žinai, rezultate kiti dalykai nulėmė tavo sėkmę arba tavo įvaizdį arba ar nuomonę apie tave, žinai, negu daiktai tikrai jie turi didelę įtaką, bet jausti tą balansą, manau, kad čia yra pats sveikiausias požiūris. Tai mes vedant prie to, kad iš tikrųjų stilius tikriausiai labiau yra net ne apie pirkinius ir drabužius, o tai yra labiau tokie sprendimai, kurie yra labiau praktiški. Bet kalbant apie socialinę mediją, nežinau kaip tu, bet aš pastebiu ir pati ant savęs, kad tai tapo toks stiprus trendų ir madų diktatorius, tai sukelia tiek daug vadinamo FOMO, kas nežino, tai tas FOMO yra, kai tau reikia, tau įkišama į galvą, kad tau reikia, bet iš tikrųjų gal ir net ir nereikia, nes tau, kaip ir kalbėjom, old money net netinka prie tavo gyvenimo stiliaus. Tau nereikia to Hermes ar Chanel, nes tu ten išeini, tu dirbi tokį darbą, kad tu ten išeini gal kartą į mėnesį out. Tai kam tau tas Hermes, ar ne? Tai ką tu manai apie socialinės medijos įtaką ir apie trendus žydrajam ekrane? Pasakysiu taip. Visas internetas, AI ir taip toliau, čia yra angliškas terminas a curse and a blessing. Jeigu tu gali balansuoti tarp to ir pasiimti, kas tau naudinga ir reikalinga, ir vis dar kažkaip sveikai, nekankinant savęs gyventi, tai tada viskas yra gerai. Jeigu negali, tai kažką reikia keisti. Jeigu tau per daug nerimo atsiranda, jeigu tu per daug vergauji, ne pagal savo biudžetą prisiperki, ne pagal savo galimybės, kai sakau galimybės, tai niekada nepanaudoju tų daiktų, kurios nusiperki. Tai kažkas yra ne taip ir kažką pergalvok, nes
aš visai kitom akim viską žiūriu. Ir aš esu su patirtim, aš žinau, kas ir už kamerų slypi ir kokie yra tikslai tų video. Ir koks yra tikras gyvenimas, nes aš tą tikrą gyvenimą ir gyvenu, ir žinau, kaip atrodo ir old money žmonės, ir kas už to slypi, žinai, ir taip toliau. Tai man tiesiog labai nesinorėtų, kad jaunos merginos ar tiesiog, bet kurie žmonės, kurie labai taip pasineria į tų trendų medžioklę ir pradeda vergauti tam ir pamiršdami vertybės ar tiesiog gyvenimo džiaugsmą. Štai kur yra visai esmė. Kodėl kai kurie įvaizdžiai atrodo geriau ekrane nei realiam gyvenime? Todėl, kad žmonės jos dėvi. Ir žmogus, kuris dėvi ekrane, jis yra skirtingas negu tas, kuris dėvės iš ekrano, nusikopijavęs iš ekrano, nes pamatė ekrane. Tai čia yra vienas momentas, ne viskas mums tinka, kas tinka ekrane. Ekrane absoliučiai kitaip atrodo viskas, nes tu gali sudėlioti viską, įskaitant laikyseną, rakursą, apšvietimą, viską, absoliučiai. O realiam gyvenime tiesiog tu išeini į gatvę ir ten yra žmonės su treningais. Tai kaip atsirinkti? Žiūrėti, kur tu gyveni, kaip tu gyveni, koks yra tavo gyvenimo stilius ir koks yra tavo gyvenimo būdas, kur tu eini dirbti, kaip tavo diena, iš ko tavo diena susidėlioja. Ar tu eini į biblioteką, ar tu eini į turgų, ar tu eini su draugiam susitikti brančo Beverly Hillse, kažkur prabangesniam, žinai, restorane ir panašiai. Tai nuo to ir priklauso, tai ta paskirtis, ne tai, kad paskirtis tavo veikla ir gyvenimo būdas ir įsitakoja tavo visą tą drabužinę, žinai. O gražu, tai labai daug kas gražu. Viskas gali būti gražu. Kartais aš pasižiūriu, man tai patinka ir tie tokie, žinai, tvydiniai, Chanel tipo, ten sijonukai, švarkeliai. Ir toksai, žinai, būna kartais jau pirksiu, jau viskas ir tada susistabdau ir galvoju, nu taigi aš jau viskas, aš išaugau iš tų šanelinių visų princesės stiliaus drabužių, aš nebenešiosiu, aš dabar turiu visai kitą stilių ir man svarbiausia nepaslyst. Tai Karolina, papasakok dabar, kokie pagrindiniai klausimai, tarkim, aš ateinu į parduotuvę, pamačiau ant influencerės herbą, stoviu prie megztinio su herbu ir galvoju, aš labai noriu šito megztinio su herbu. Keli klausimai, bet prieš svarstant pirkti, ką aš turiu savęs paklausti. Kur nešiosiu? Taip, prie ko derinsi, kur tu eisi. Ar tu eisi į Grand Central Market čia, žinai, ar tu važiuosi į golfo klubą. Žinai, ir tada viskas aišku. Ir kiek tu kartų ten važiuosi. Žinai, jeigu ten tu vieną kartą per 3 metus ten nuvažiuoji, ar 2 kartus, gal ir verta vieną turėti, žinai, kad ir tiem ekstra atvejam, jeigu tu matai, kad tau ateina tas laikas, kai tu ten apsilankysi arba lankysies dažniau. Bet jeigu tu niekada net nebuvai, bet nusipirkti tik dėl to, kad kažkada galbūt nuvažiuosi, tai kai tu jau žinosi, kad tu važiuoji, visą laiką nusipirksi, tu turi suprasti, kad įsigyti tu visada galėsi. Čia nėra kaip Tarybų sąjungai būdavo, žinai, deficitas. Paskutinis šansas. Jo, taip. Yra perpildyta rinka drabužiais. Jų yra daugiau, negu kad mums kažkada reikės per nežinau kiek, žinai, šimtmečių. Aš suprantu, kad tu randi labai unikalų kažkokį tai daiktą ir gražų, ir tau tinkant, ir tu jo neturi savo drabužinėje, ir tu žinai, kad jį naudosi labai dažnai ir dėvės ir taip toliau. Aš suprantu, kad tu kartais gali nukrypti nuo to, bet vėlgi, nebijoti savęs paklausti ir turėk 24 valandų taisyklį. Permėgok su tą mintim. Arba pavyzdžiui, jeigu tu turi, nežinau, net ir Los Andželė, aš ir Kašmyrą nešioju, bet jeigu tu jau turi, pavyzdžiui, 3-4 megztukus, ne? Ir tu pamatai gražų dar vieną. Nu, jau taip pamastyk, ar tikrai ta spalva tau yra taip norima, ar tas stilius, ar susakstomas, ar nesusakstomas, ar tiesiog užmaunama, žinai. Nesvarbu, kad jau kaina labai gera ir ten sudėtis, tarkim, labai gera, bet vis tiek pagalvok, ar tau to reikia, nes ir kartais net ne piniguose yra esmė, o kiekyje. Ir tada tu su to kiekiu gyveni ir tada tu ateini ir tu pamatai tą didžiulį kiekį tų drabužių. Ir tada tu vėl pasimeti. Tai tada koks yra tikslas atsirinkinėti, ką pirkti, jeigu tu turi jų per daug ir
jeigu gerai gali naviguoti tarp to, tai čia kitas dalykas. Taip. Bet aš žinau, kad merginos ir moteris čia, kiek aš esu Mes perkam ir paskui parduodam. labai daug pusę kainos. emocinio pirkimo yra, labai daug. labai daug. Man, tu Lietuvoje sutikai, aš Lietuvoje tiek nesutikau. Aš atvažiavus, man tikrai pradžioj buvo, aš galvojau, gal čia kažkokia jau, žinai, problema stipri yra psichologinė, bet tai gali ir būti psichologinė, taigi būna šapoholik ir taip toliau. Tai jos tikrai nuo to kenčia ir jos tai žino ir joms yra pakankamai lengva samdytis stilistą, nereikia psichologiškai kažkaip prie to prieiti ar kažkokios progos sulaukti, kad reikėtų pagalbos. Jos ateina ir sako, aš per daug turiu, man reikia kažką išmesti, man reikia, kad kažkas padėtų, apsispręsti, kas man nereikalinga, tuos klausimus paklausti. Jos žino, kad tie klausimai yra, bet kokie tie klausimai, jos per daug nežino, žinai. Tai jo, yra procesas. Aš žinok, tikrai, kai persikrauščiau čia, aš 40-50% savo drabužinės pardaviau. Pas mane buvo, žinok, visas zoologijos sodas, raštai, tigrai, gėlės, zimmermanai, nuo aikisėt buvo toks bardakas ir visko tiek daug, žinai, ir niekas prie nieko neina, niekas su nieko, supranti, tu tokia kaip, nežinau, kaip kalėdinė eglutė. Ir čia, ir čia, ir čia, ir dar papuošalai, ir tas ir anas. Ir reziume, tavo drabužiai brangus, bet tu nei stilinga, nei gerai atrodai. Ir žinai, ir paskui dar reziume viskas po metų kaip pasenę atrodo ant tavęs. Tu atrodai kaip, žinai, kartais pasižiūrė tas moteris čionais Beverly Hillse irgi yra ta tokia teki, vadinama pas mus cheesy mada, kur tu pasižiūri, jau moteriškė outdated, jau tokie, žinai, jau tie drabužėliai, jau ten buvo 5 metai atgal labai karšta, dabar jau nebe karšta, jau dabar reikėtų kažkokių kitokių siluetų. Tai buvo ir pas mane. Tai čia yra tas posakis, terminas basic bitch. Basic bitch. Visi trendai ant tavęs ir tu vergauji tiems trendams, nes turi galimybės. Emocionalius pirkimas ir, žinai, gali būti salotinė, rožinė, balta, raudona, geltona ir tu grįžti namo ir tu pasižiūri, kad viskas yra taip akletiška ir taip spalvota ir nežinai, kas tu esi. Pradėti reikėtų nuo to, kas tau patinka ir kas yra tavo tas identitetas ir suvokti tai, bet tą suvokti vėlgi, kaip tu gali tą suvokti 25, pavyzdžiui. Kaip tu gali, tu pagal patirtį eini, tu žinai, pagal visus savo gyvenimo vingius, tu supranti, kas tu esi, kas tau patinka, kaip tu gerai jautiesi, kai kažką vilki, tavo gyvenimo stilius ir žinai, visi darbai ir hobiai atspindi tavo tą aprangą. Tai visas šitas yra procesas ir ten, žinai, per daug ten tikėtis, kad suvoksi, kas tu esi, būdama ten, bet žinai, 20 kažkelių. Bet čia normalu. Aš irgi, žinok, tokią perėjau evoliuciją, ta prasme, pas mane taip keitėsi viskas, kad iš tikrųjų tai net juokinga, žinai, kokie buvo drabužiai anksčiau, bet vėlgi tai buvo ir mados kitos, ir prieiga, ir žinai, vėlgi tas, ašgi gimus kaip ir ant to sovietmečio ribos, ar ne? Tas toksai, kai mes neturėjom prieigos prie tų prabangių brandų drabužių, tai visko labai brandinio norėjęs, žinai, o dabar viskas kaip tik pas mane eina į tą pusę, kad aš kaip tik nebenoriu tiek daug į drabužius investuoti, aš noriu labiau tuo vidutinės klasės, prieinamų kainų, kažkokių geresnių audinių, man tikrai nebūtina, kad ten būtų pats brangiausias, geriausias šilkas, nenoriu aš už tą šilką, už tą, kaip pasakyti, servetėlę mokėti 2000 eurų ir vis tiek po šito dry cleaningo tenais reikės išmesti lauk, ar ne? Bet šiaip nežinau, kiek tu dar seki ir matai Lietuvos influencerių, žinai, ten tendencijas, kaip jos rengiasi, kalbu apie mados influencerės, bet aš tau pasakysiu, žinok, tokį dalyką. Aš net matau kai kurias merginas, kurias seku, kurios rengiasi kaip Sigel, arba kurios rengiasi kaip Kazėnaitė, nes tai yra vienos iš tų Sigel, tai galbūt yra ta moteris, ta mergina, kuri yra verslininkė, jinai kaip ir nėra, nedeklaruoja savęs kaip fashion mados influencerė, bet aš galiu pasakyti, kad aš matau ir jaučiu pagal ją, tarkim, užklausas. Tarkim, pavyzdžiui, išeina kažkokie nauji Hermes batai ir Viktorija nusiperka. Ir tada pareina 20 klausimų, prašymų iš moterų, kurios nori tų pačių batų. Žinok, tikrai, pavyzdžiui, tarkim, jeigu nori pasidaryti gerą reklamą,
Tai vat jinai užsidės ir reikės tikrai daugam. Tas pats su Deimantė yra. Deimantė irgi, bet Deimantė yra jau mados influencerė. Jeigu jinai susidėliojo kažkokį tais įvaizdį ir aš net kartais matau iki žiedų, iki tokių smulkiausių dalykų yra atkartojama. Tai pavyzdžiui, aš galbūt, aš pasižiūriu su tokia, žinai, kaip yra, pagalvoju, va, fainai, labai, žinai, matosi, kad fanės, ar ne, kad patinka. Bet aš, pavyzdžiui, kad ir kaip labai norėčiau kopijuoti, anksčiau labai kopijuodavau. Tikrai, va taip, žinok, nukopijuodavau, pamatau ir viską, va, galiu susipirkti. Dabar aš pamatau ir galvoju, bet šitam įvaizdė, šitas švarkas man žiauriai tiks. Ta prasme, aš jį pridėsiu ir prie to, ir prie to, ir prie to, ir prie to. Matai visą. Bet gal dėl tos praktikos, kuri jau, žinai, atsiradusi, dėl to aš kartais net savo draugėms rekomenduoju padirbėti su stilistėm, bet tai nėra taip, kad ten ateina ir sudeda tau, žinai, kapsulę ir viso gero. Sudeda tau 5 įvaizdžius ir pasišalina. Išgirsti, kaip jos dirba. Jo, išgirsti, kaip dirba, žinai, išmokti. Pirmiausia, tai suprasti savo figūrą. Aš kai supratau, kad, tarkim, kad ir kaip man patinka platėjančius džinsai aukštų liemenių, aš jų tiesiog negaliu dėtis, nes tai yra kaip 2 kilometrai medžiagos ant manęs. Man yra žiauriai gražu, bet... Vogue fotosesijai labai tiktų. Labai tiktų, iš pačios, žinai, kadrą paėmus, bet nerealybėj, ta prasme. Yra tokių dalykų, kurie yra labai gražu nuotraukoje pažiūrėti, bet jie yra visiškai... Tai va, tai yra atsakymas. Tai va, bet... Tikras gyvenimas yra labai toli gražu nuo to... Bet aš tau papasakosiu, kiek aš tų platėjančių džinsų turėjau ir pardaviau. Tai yra procesas. Tai aš dėl to sakau, žinai, verta padirbėti su stilistais, galbūt netgi ir pasimti ten kokį, nežinau, membershipą, ten 3-6 mėnesius, tarkim, mano atveju tai buvo social media contento kūrimas plus stylingas, tai aš turėjau tą galimybę. Dabar šiuo metu aš neturiu stilisto, dabar stilizuojuosi pati arba turiu ten kelias iš tikrųjų draugės. Iš tikrųjų dabar turiu, žinok, 3 legit draugės, including ir tave, jau tave pridėjau prie draugų sąrašo, kurios yra profesionalios stilistės. Viena dirba su editorial, kita yra lygio celebrity stilistė ir dirba su įvairiausiais, bet jinai dirba labai daug su vyrais, bet pasėta prasme, wow, klientai, tiesiog Hollywoodas viskas. Ir tu... Ir dar turiu kelias, kurios labai šiaip moka apsirengti. Tai vat būna kartais paklausiu, ką manai, tiesiog taip moteriškai, žinai, bet būna jau pati matau, kad, blem, šitas gražus, bet neužsidėsiu, žinai, jau matau, kad nepaeis su šituo outfitu. Tai vat, tai ta žinai praktika ir vat sakau, kai pamatau merginas, kurios jau visiškai taip nusikopijavę, tokiom moterim, aš vat noriu jums, į jūs kreipiuosi, jeigu jūs pagaunat save, kad sėdit ir nuo A iki Z kopijuojat, pasimkit stilistą. Jūs galite eiti tą kryptim, bet pasimkit žmogų, kuris išgrynins jumise, paliks to prieskanio, ar ne, pasakysit, patinka man šitą švarką, aš jo noriu, ne, bet išgrynins tą stilių ir tada tie pirkiniai, ir aš to pasakysiu, mažiau išleisi, 100%, mažesnis, gal laiko mažiau, gal pinigų prasme negaliu pasakyti, kad aš mažiau išleidžiu, bet tarkim, kai reikia daryti spintos reviziją, žinok, net nėra ką išmest. Ir šitą nešio, ir šitas patinka, ir viskas tinka. Tarkim, dabar kalbėjai apie rankinės, žinok, gal yra kelios rankinės, kurios taip vat, pagal spalvą, keli šaneliai, kur ten, žinai, žalias, žalias, vat, kaip tavo šitas švarkelis. Jisai neis visur, žinai, bet tai yra klasikinis modelis. Bet turėti vieną elementą irgi labai gerai. Jo, negali viskas būti beidžiai, juodas, visiškai. Aš sutinku visiškai, nes kažkas turi būti to išskirtino, tai ar tai vintažinis, ar tai kažkas su spalva, bet ta spalva tokia, žinai, faina galėtų būti ten. Jeigu raudona, tai kur galėtum per Kalėdas ar per Valentino dieną kažkur, ar kažkaip romantiškai kažkur eini, arba ten raudona su balta, kažkas labai tinka, tu žinotum, kad tu turi raudonus batelius, ne, ir jos tikrai ir investicija galėtų būti gera, ir panaudojimas būtų geras. Noriu tavęs paklausti, rezumuojant, tai visgi stilius prasideda nuo ko? Tai yra labai labai kompleksinis dalykas. Visų pirma, nuo asmenybės. Pradėkime nuo to. Tavo asmenybė, suvokimas, kas tu esi ir kaip
tu gali turėti labai gražų outfitą, bet jeigu tu apsivilksi jį ir jausies nepilnavertė dėl visai kitokių dalykų, ne taip kaip tu atrodai, bet kažkur tau kažkas nepatinka tavo gyvenime, tai čia gal pradėčiau nuo to, kad atrasti tą laimę savyje, kad ir kaip ten kas bebūtų, kas nutiktų ir kas egzistuotų ir kas neegzistuotų tavo gyvenime, vis dėlto laimė labai daug suteikia galimybių save suvokti, pamatyti, eksperimentuoti, jaustis gerai, spindėti, gražiai atrodyti. Tada seka, aišku, fiziniai visokie pasiruošimai, kaip tavo laikysena, veido oda, plaukai, higiena bendra. Jozukas sakė, nusiprausti, išsiplauti. Bet tai yra labai labai daug tiesos. Čia yra, bet tikrai, žinai, terminas yra old money ir yra new money. Ir visokių mocking videos internete yra ir jos lygina ir kaip new money parodo tas merginas. Negražu žiūrėti, kaip jos ten visos būna, kad ir Chanel ar ten Armani, aš nežinau, ko jos ten apsivilkusios ir prisipirkusios, bet plaukai netvarkingi, nagai ilgi, nežinia, kas panagėse net nenori žiūrėti ir taip toliau. Bet tie žmonės kompensuoja savo kažkokį nepriteklių ir tas labai labai matosi. Kai tu kompensuoji daiktais savo nepriteklių, kuriuo tu, kas yra iš tikrųjų tavo asmenybė, tai ar tai būtų profesiniai srity, ar tai būtų asmeniniam gyvenime, suvokime, kas kaip, žinai, sekasi, tai čia gal aš galiu pasakyti tokį irgi pavyzdį, kai apie įkvėpimus kalbant, kai pirmą kartą buvau pakviesta mokykloje dėstyti kaip guest instructor, styling instructor, dar Lietuvoje gyvenau, dirbau ir pusantrą mėnesį ar 2 mėnesius atvažiavau į Los Andželą ir pasiruošiau, ten buvo 4 paskaitos gal, ir labai ir jaudinausi, bet gerąją prasme, ir pagaliau tai vyko ta pirmoji paskaita ir aš atsimenu, ten dar mamai rašiau, kad mamyt, tavo dukra iš Panevėžio tik dėstė Los Andželo paaugliams ir jaunimui, kaip būti stilistų ir stilistė. Ir labai ten viskas man gražiai išėjo ir gavosi ir aš visą laiminga parskridau, man atrodo, pusiau su savo sparnais į Lietuvą, į Vilnių ir nieko man nebereikėjo. Aš buvau tik, atsimenu, įsigijusi kažkokią tai rankinę, nebeatsimenu kokią, bet buvo ten lauve gal, žodžiu, aš ją pardaviau, nepigi. Man nebereikėjo, aš galvau, man daiktų nereikia, nes tai, kad tu gali padaryti ir pasiekti, tave taip motyvuoja ir tau nereikia kažkokios pridėtinės vertės, kuri kainuoja, žinai, pinigus, bet aišku buvo momentinės, žinoma, man svarbus tie tam tikra prasme daiktai ir man patinka ir pasipuošti kartais, jeigu yra proga ir taip toliau, bet tas balanso, žinai, jautimas ir vidinė ta energija ir jėga, iš tikrųjų jinai duoda daug daugiau negu mes galvojam kartais, mes komunikuojam daugiau savo kūno kalba negu savo brandais, kuriuos mes, žinai, dėvim ir va, tai manau, kad mano tokia yra nuomonė ir manau, kad su manim daug kas sutiktų, kas jau taip giliau pasidomi, kas yra ta mada, kas yra tas stilius, žmogaus asmeninis stilius ir būti pakančiom, sakyčiau, kad reikėtų atrandant jį, nes jeigu, žinai, ten iki kažkelintų metų tenai neatradai, tai nereiškia, kad tu paskui nežinosi, kas, žinai, paskui galite ateiti su tam tikra kažkokia patirtimi, bet lygiai taip pat neprisirišti prie daiktų, aš irgi taip pat linkėčiau, nes daiktai yra tik daiktai. Aš atvažiavau į Los Andželą su vienu lagaminu, Wow. bet buvau tokia laiminga, nieko nereikėjo, aišku, tas garderobas gali labai lengvai pasipildyti ir ypatingai čia Los Andžele, kad tokia pasiūla yra ir taip toliau, ir per daug ten nereikėjo tų daiktų, kartais mums jų ir nereikia, mes tik tai norim, žinai, daugiau, o kalbant apie tą kiekį, tai sakyčiau, kad tos influencerės aš visų pirma abejoju, kad jos viską turi kaip nuosavybė, tos daiktus, vis tiek daug kas yra ir atsiųsta ir tik tai tam panaudojami, tam video, tai neapsigauti, ta prasme, kad jeigu pamatėjai ekrane, kad tau to reikia,
gerai atsirinkti. Ir jo, tai vat higiena, laikysena, veido oda, plaukai, o visa kita gali būti skolinta, sena, nauja, maišyta, vintažas, ne vintažas, taip kaip tu jautiesi. Ir aš sakyčiau, kad per patirtį tu gauni pasitikėjimo eksperimentuoti, tas ir sukuria tavo stilių ateityje ir tau lengviau gyventi ir per daug to nestresuoti, tik drabužiai. Ir visgi stilius įgimtas, ar jisai gali būti išlavintas? Aš manau, kad abu variantai. Aš manau, kad abu, šiaip gan giliai įsitikinusi, kad abu, nes yra merginų, moterų, vyrų, kurie tiesiog turi įgimtą ir jiems yra labai lengva save rasti, save apsirengti. Kiti žmonės, aš, pavyzdžiui, pažįstu čia, kadangi daug turėjau reikalų su showroomais ir jose dirbančios representatives, dabar kaip čia pardavimo atstovai jo, tai sako, aš taip myliu madą, aš taip norėjau būti kažkaip su mada, bet tiesiog aš matematikoje geriau gaudausi ir aš negaliu būti kūrėja, negaliu būti stilistė, negaliu dirbti ten kažkur, žinai, žurnale ir taip toliau, tai man kaip tarpinis variantas dirbti su mada, bet pardavimai ir, žinai, skaičiavimai ir taip toliau išlieka mano stiprioji pusė, bet aš vis tiek žinau, kas vyksta naujo, žinai, rinkoje, kokie yra naujos kolekcijos ir taip toliau. Tai jeigu tu nori ir to sieki, tai tikrai galima išugdyti. Tikrai gali išmokti iš daug ko. Pasižiūrėk, visą socialinę mediją, žurnalai, influencerės ir taip toliau ir panašiai. Bet tiems, kurie turi įgimtą tą estetikos suvokimą, yra lengviau vien dėl to, kad nereikia tam skirti tiek daug laiko. Taip. Na tai ką, mes jau į pabaigą su mūsų epizodu. Iš tikrųjų, tai mūsų šitas susitikimas dalinsis į 2 laidas. Mes taip šį kartą nusprendėm paeksperimentuoti, nes tikrai kalbėti ir temų turim tikrai labai daug. Tai šiandien mes išsigryninom ką? Kad stilius nėra tik drabužiai, kad viskas prasideda nuo identiteto. Ką mes dar išsigryninom? Kad nėra jokių taisyklių, nėra idealaus įvaizdžio. Kad gyvenimo būdas koreguoja tavo stilių, lokacija, kur tu gyveni, taip pat koreguoja. Vieni dalykai galioja vienoj klimato zonoj, kiti dalykai kitoj. O antroje laidos dalyje mes kalbėsime labiau apie tai, koks yra iš tikrųjų stilisto darbas, kas slepiasi už ir užkulisių, čia visiems, kas ir visom, kas svarsto apie stilisto darbą, bus tikrai įdomu paklausyti tavo istorijos, daugiau šiek tiek apie tave ir tavo patirtis. Taip pat pakalbėsim apie spalvas, apie kapsulės ir apie ateinančias 2026 metų tendencijas. Tai parašykite komentaruose, ką naujo ir įdomaus sužinojote šitame epizode. Nepamirškite subscribinti ir lauksime jūsų tęsinyje antroje laidoje. Dar daugiau apie stilių ir apie madą. Susitiksim kitoje laidoje. Iki.